Tai aš esu Alina Kalenkovič, esu programinės įrangos testuotoja ir dirbu Accenture įmonėje. Testuotojos pozicijoje aš testuoju programinę įrangą, siekiant maksimaliai sumažinti klaidų skaičių kode. Tai apskritai testuotojo darbas yra labai platus, kadangi kiekviena aplikacija, kiekvienas web puslapis, kiekviena programa, kurią mes naudojame kasdien, yra ištestuota arba netgi testuojama iki šiol. Pirmiausia, ką testuotojai daro, tai mes susirašome testavimo strategiją ir nusprendžiame, ką ir kaip mes testuosime. Ta pasidarę, susirašome testavimo scenarijus ir tie scenarijai tampa konkrečiomis užduotimis mums, kiekvienam komandos nariui. Ir tada jau prasideda didysis darbas, kai mes pradedame testuoti ir randame klaidas. Tos klaidas iškomunikuojame programuotojams, jie jas ištaiso ir kai visi testavimo scenarijai būna padaryti, mes jau sakome, kad viskas, galime mūsų aplikaciją arba puslapį leisti į pasaulį ir vartotojai gali ją naudoti. Iš tikrųjų, aš dirbu tarptautinėje įmonėje, tad nenuostabu, kad mano komanda yra pasiskirsčiusi visame pasaulyje. Dažniausiai mes turime galimybę dirbti iš namų arba iš biuro. Ir jeigu dirbame biure, tai turime susitikimų su komandos nariais, aptariame darbus, labai daug komunikuojame vieni su kitais. Na, o jeigu dirbame iš namų, tai turime skambučius, turime tam tikras aplikacijas, kurias naudojame ir ta komunikacija, kadangi mums yra labai svarbi, mes ją visuomet pasitelkėme bendravimui vieni su kitais. Mano istorija yra tokia, kad aš persikvalifikavau, aš studijavau su tiek pasauliu visiškai nesusijusias studijas, aš studijavau politikos mokslus ir po darbo metų nusprendžiau, kad vis dėlto man šis sritis nepatinka, kad aš noriu srities, kuri būtų dinamiška, greita, aktyvi ir tada nusprendžiau persikvalifikuoti. Tai persikvalifikavus ėjau mokintis iš pradžių testavimo subtilybių ir tada ieškant darbo, viena įmonė manimi patikėjo, kur aš savo karjerą ir pradėjau ir nuo to laiko pradėjau dirbti testuotoją, kadangi tas darbas yra toks greitas ir dinamiškas, naujos aplikacijos ateina, naujos programos, tai mes visuomet mokomės. Aš rekomenduočiau moksleiviams, jeigu jie galvoja apie apskritai testavimą, pirmiausia, baigti IT mokslus, kuriuose jie galėtų įgyti programavimo žinių, kadangi turint programavimo žinias, tas jiems labai padės šioje specialybėje, kadangi jie supras patį kodą, kodėl klaidos įvyksta, kaip tas klaidas galbūt netgi pašalinti ir tas padės lengviau komunikuoti su programuotojais. Tikrai visiškai pritariu, nebūtinai reikia baigti IT studijas. Mes turime Lietuvoje labai daug projektų, kuriuose vaikai, moksleiviai, studentai gali mokytis įvairiuose bootcampuose, įvairiuose vasaros kursuose ir panašiai, tai įgyti tų žinių ir praktinių žinių yra labai daug galimybių. Tai pirmiausia, šiame darbe yra labai svarbus atidumas detalėms. Atidumas detalėms ir lygiai taip pat yra svarbus loginis mąstymas. Todėl, kad įsivaizduokime, mes kuriame, pavyzdžiui, aplikaciją, ar ne? Ir programuotojas ateina ir sako, na va, dabar mes turėsime naują funkcionalumą, tai yra naują mygtuką. Ir mano testuotojos darbas yra ne tik ištestuoti tą mygtuką, kurį suprogramavo programuotojas, ar ne, bet lygiai taip pat sugalvoti įvairius būdus, o kaip kitas mygtukas gali neveikti. Ką vartotojas darys ir kaip jį naudos, kad tas mygtukas neveiks. Ir kaip tas neveikimas įtakos kitiems programos funkcionalumams. Tai čia jau prasideda toks kūrybiškumas, kūrybinis darbas, loginis mąstymas, kai mes vis daugiau ir daugiau scenarijų sugalvojame, kaipgi galime sulaužyti programą. Testuotojo darbe yra labai svarbi komunikacija. Mes labai daug komunikuojame su kolegomis, su programuotojais labai daug komunikuojame. Tai tas aktyvumas, klausimas yra labai svarbus mūsų darbe. Na, pirmiausia, mokykloje mes siūlome matematiką būtinai A lygiu. Nes jau išmanant ir mokantis matematiką, toliau po mokyklos, einant į tuos
einant į tas IT specialybės, ar ne, bus lengviau ir įstoti, ir mokytis aukštosios matematikos, kadangi programavimo srityje jinai yra labai svarbi, tų pačių programavimo kalbų mokantis matematika yra labai svarbi, ar ne, yra žymiai lengviau tas programavimo kalbas suprasti. Mes kartais dirbame, tokioje stresinėje, dinaminėje ir labai greitoje aplinkoje, prie kurios yra kartais sunku priprasti arba tas galbūt gali kelti papildomų iššūkių. Mano darbe iš tikrųjų mane labiausiai įkvepia darbo rezultatas, kai mes jau tą testuotą produktą, ar ne, kurį testavome, ties kuriuo dirbame, paleidžiame į pasaulį, vartotojai vartoja ir mes tada irgi patys prisijungiame, pasižiūrime ir negalime kartais patikėti, kad mes ties juo tiek daug dirbame ir štai jisai, dabar štai čia.